Labai skanu. Labai tinka pietam. Vištienos ir daržovių kepsneliai patiks ir mažam, ir dideliam. Juose daug baltymų iš vištienos, iš kiaušinių, daug daržovių, tiek brokolių, morkų, česnako. Nuostabūs kepsneliai, kurie pradžiugins jūsų pietus ar vakarienę, o gal nešitės tiesiog rytoj į darbą. Brokolio žiedelius susmulkink smulkiai, morką sutarkuok su smulkia burokinė tarka, česnako skilteles išspaus, vištienos filė susmulkink smulkiais gabaliukais ir visus ingredientus sumaišyk, įdėk daug kiaušinių, tikslų kiek reikia ingredientų ir kokiais kiekiais aš naudojau, skaityk recepto aprašyme ir pačioj pabaigoje įdėk druskos, pipirų, šviežių krapų ir mozzarella sūrio. Viską išmaišyk ir kepk ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, apkepk vieną ir kitą pusę, bet gali kepti ir keksiukų formelėse, tai bus ir greičiau, ir sveikatai naudingiau. Patiko šis receptas? Spausk like, rašyk komentare gaminsiu ir dalinkis su draugais, negailėk mano receptų. Jeigu nori daugiau mano receptų, mitybos rekomendacijų, registruokis į nemokamą pirmąją konsultaciją, kurioje išsiaiškinsim, kokios pagalbos mitybos klausimais reikia tau.